Mielas gražuolės, štai vėl padarau jau antrą video, buvo labai malonu gauti tiek atsiliepimo, nesitikėjau sulaukti tiek video peržiūrų. Ačiū Jums. Dabar suprantu, kad tikrai visa informacija yra naudinga ir įkvėpėt mane daryti tų video dar daugiau, esu be galo inspiruota. Ir tikrai pažadu, kad sulauksit labai daug skirtingų video apie makiažo gudrybės. Sulaukiau labai daug klausimų apie veido kontūravimą, apie akių dažymą, apie lūpas ir panašiai. Bet visi tie dalykai neatrodys gražiai, jeigu jūsų oda bus nesulyginta, jeigu oda atrodys nesveikai ir kreminė pudra bus blogai paskirstyta ant jūsų odos. Dėl to šiandien parodysiu, kaip ją reikėtų taisyklingai uždėti ant odos. Tam man reikia nuvalyti savo pudrą, bet neišsigąskit, man labai svarbu tiesiog, kad jūs pamatytumėt, kaip padengti veidą taip, kad jis atrodytų gražiai. Taip, dabar esu visiškai pavalius savo veiduką, ant švaraus veido esu uždėjus bazę, bet apie bazės aš papasakosiu kitame video, nes tai irgi pakankamai plati tema ir jai reikia atskiros dienos, atskiro video ir atskiro dėmesio. Dabar aš jau pasiruošiau savo spalvytės krempudrą ir aš uždėsiu ją ant savo veido. Aš naudosiu Beauty Blenderį, labai geras dalykas, bet jeigu jūs perkat Beauty Blenderį, pirkit originalą Beauty Blenderį, kuris bus parduodamas jums specialioj tokioj dėžutėj, kur parašyta Beauty Blender, kur užsidaro. Jis gali būti skirtingų spalvų, aš turiu dar čia violetinį, yra visai mažiukai. Labai geras dalykas, iš tikrųjų be galo gerai paskirsto krempudrą ant jūsų odos, sugeria nemažai krempudras į save, bet iš tikrųjų taip pat nemažai atiduoda jūsų veidui ir gražiai paskirsto krempudrą. Aš su juo labai patenkinta, tai iš tikrųjų jūs nebūtinai turite naudoti būtent jį, jūs galite dėti krempudrą su pirštais arba galite dėti su šipetėliu. Šipetėlis turėtų būti kaip liežuvėlis. Gerai paskirstytum visą krempudrytę. Apie šipetėlius vėlgi galima sukurti atskirą video, bet po trupučiuką, kai aš pasakosiu apie kažkokią priemonę, aš galėsiu pasakyti ir apie šipetėlius. Imu Beauty Blenderį. Ir svarbiausia uždėti kuo daugiau krempudros būtent į centrą. Tai būtų zona po akytę ir prie nosytės atsiranda mums toks trikampukas. Jau kai čia uždėjom daugiausia, visur kitur mes tiesiog ištušuojam. Jeigu jūs dedat su pirštais, jūs irgi tapšnojat ir tušuojat jau link plaukiuko. Svarbu, kad centre būtų jūsų didžiausia koncentracija. Gerai patapšnoti ant tų vietų, kurios yra labiau paraudusios. Mano vietos tai yra šį, čia nosytė tikrai turi daugiau paraudimo. Čia irgi dedam daugiau ir visur ištušuojam. Kaip matot, aš lūpdažį nevaliau, nes po video filmavimų dar turėsiu nemažai reikalų. Tai, kad labai daug neužtrukno paskui su pilnu makiažu, pavaliau tik tai veiduką, kad jūs matytumėt, kaip keičiasi jis, kai dedam krempudrytę. Bet, kai yra labai ryškios lūpos, kiekvienas jūsų paraudimas, spuogiukas, kažkoks netobulumas ant veido matysis dvigubai daugiau, dėl to, kad tai yra labai didelis akcentas, kuris pabrėžia bet kokius trūkumus. Todėl, jeigu jūs pasirinkot savo ryškės lūpas makiažą, ryškės akis, kokią dūminį makiažą, būtinai gražiai sulyginkit veiduką, nes tik taip jūsų makiažas atrodys tobulas. Jūs galite tiesiog padaryti ryškiai lūpas, bet kai yra tobulai išlygintas aksominis veidas, tos lūpos atrodys kaip atėjote iš Angelina Jolie vizažistė. Čia irgi dedam daugiausia prie pat nosytės ir kitur paskirstam. Taip per viduriuką. Patapšnojam. Link plaukiukų paskirsto glostydamas. Jeigu darom tai su šipetėliu, darom tą patį. Tapšnojam ir prie plaukų, prie žandikaulio viską išglostom. Kam to reikia? Nes mūsų odytė yra ištempta į du šonus, dėl to mums reikia palei masažo linijas dažyti, valyti, dėti bazę, viskas bus pas mus pagal masažo linijas, mums gerai eina į kiekvieną raukšlytę, taip pat prispaudžia kiekvieną gyv plaukiuką, kurios visos turim ir jie nebus išišokę, jeigu dažytumėm, pavyzdžiui, taip, tai kiekvieną pabrėžtumėm, ne tai priglaudžiam kiekvieną plaukiuką. Ir plus, kadangi didžiausia koncentracija krempudros yra per viduriuką, ant tos zonos pas mus bus daugiausia krempudros, kur mes kitur išglostom prie plaukiukų, visur
ant plaukų mes neturėsim krempudros, nes yra labai negražu mergaitės. Kai jūs pasidažot su krempudra, jinai gali idealiai tikti jūsų veidui, bet padauginat visur čia tapšnuojant, užeinant per daug ant plaukų ir kokios spalvos jūsų plaukai bebūtų, ta krempudra atrodys oranžinė ant plaukų, dėl to, kad tai yra reakcija krempudros su plaukais, kadangi krempudra nėra sukurta tam, kad būti ant plaukų. Stengsiuos kalbėti lėčiau, nes pagal pirmą video pamačiau pati, kad man labai eina greitai kalbėti. Tikriausiai dėl to, kad kalbu pati su savim ir negalvoju apie tai, kad kiti žmonės irgi turės suprasti, tai labai stengsiu save valdyti. Taip. Tapšnojam per centrą ir vėlgi ištušuojam. Kadangi čia turiu kažkokį paraudimą ant jo, patapšnoju daugiau. Kas liečia spuogiukų kažkokių iškilimų, tai patys spuogiuką dažniausiai, jeigu jis nėra labai raudonas, eina jį užmaskuoti ir su krempudra, bet pakilimas, aišku, nuo jo vis tiek lieka. Pakilimo mes niekur negalim paslėpti. Krempudra sukurta tik tam, kad sulyginti mūsų veido odos spalvą. Ir sulyginti su ko? Su kakliuku. Vėlgi, aš jau žinau, kad aš paimu būtent savo spalvytę, jeigu jūs nežinot, jūs pradedate visada nuo šitos vietos ir žiūrit, labai gerai susilieja. Realiai, kai dedu krempudrą, atrodo, kad iš vis nieko nededu, o tiesiog mano veidas dengiasi kažkom ir tampa gražesnis. Toks ir turi būti jūsų tobulos krempudros poveikis. Šiek tiek ant vokiukų. Aišku, aplamai akių zonas labai neapsunkinkit dėl to, kad ten dedami visokie konsileriai, dedami šešėliai, šešėlių bazės ir panašiai. Tos zonos yra labai plonos, tai yra judrioji zona ir tą odą reikia maksimaliai saugoti. Dėl to akių sryčiai yra atskiri kremai, yra atskiros priemonės, dėl to nedėkit labai storos sluoksnį, nes pabrėšim kiekvieną raukšlytę, apsunkinsim ir paakiai. Ir taip pat viršutinis vokas atrodys negražiai, su amžium atrodys vis daugiau pavargęs ir raukšlėtas. Atrodo visiškai sulyginau savo odą, volia. Dabar raudonas lūpdažis atrodo gražiai. Aišku, reikia konsilerio kažkokį veido modeliavimo. Reikia skaistalų ir panašiai, kad veidas įgautų formą. Bet tai yra dabar jūsų baltas popierius, ant kurios galite daryti bet ką tik norit. Ir kai tas baltas popierius yra tobulai švarus, jūs galite su juo daryti ką tik norit ir viską, ką jūs uždėsit, aišku, jeigu uždėsit gražiai ir kokybiškai, atrodys labai gražiai, tvarkingai ir atrodysit neprikaištinga, visada dėmesio centre. Dėl to labai linkiu jums išmokti draugauti su jūsų kreminė pudra. Ateity bus video ir apie concealerius, ir apie paakius, ir apie modeliavimus ir panašiai, bet tiesiog nenoriu į vieną video jums labai daug visko sugrūsti, kad jūs nepavargtumėt. Aišku, vėl komentarų jūsų labai laukiu beauty bare ir po video ir panašiai, kur jūs tik galite pakomentuoti. Man vis tai yra labai malonu. Atleiskit gal, kad kartais plepu per daug kažko, kas neliečia mūsų temas, bet aš esu tokia, kitaip aš negaliu. Jeigu kažką domina tik tai sausa informacija, tai tiesiog galima paimti knygą ir paskaityti. Sekančiam video esu paruošęs irgi jums labai įdomią temą, tad tiesiog stebėkit mano kanalą, užeikit mano puslapį Facebook'e, niekada nesidrovėkit, tiesiog parašykit man asmeninę žinutę ir paklausti, kaip daryti tą ar aną dalyką, gal jūs bandėt kažką padaryti, pasidažyti ir jums nesigauna, aš visada jums padėsiu. Jeigu aš neturiu laiko atrašyti, priminkit man, parašykit šiek tiek vėliau ir aš tikrai patarsiu, nes pats geriausias bendravimas, tai bendravimas ne į vienus vartus, o tada, kai tu turi kažkokį atsaką. Taigi, visoms linkiu gražaus savaitgalio. Aišku, nežinau, kada tą video įdėsiu, bet koks savaitgalis jūsų būna gražus. Linkiu labai gražių veidų, gražių selfių, gražių akimirkų. Jauskitės visada gražios, mylimos ir nepakartojamos. Visas bučiai apkabinu, ate.